Būkite pasveikinti iš Lietuvos sporto centro stadiono Vilniuje. Medalių, taigi 22 numeris, Meda Šeškutė vartuose. Olamide Giriečių reidas, pavojinga situacija ir smūgio nėra. Štai smūgė. Tęsiasi šeimininkių išpuoliai. Smūgis į vartus. Tai vertus dar žinome yra ir aspektų. Čia bandymas iš labai toli. Perdavimas kiek per silpnas, kitas tiltelio stovi. Specialistas iš Portugalijos ir pakankamai neprastus. Perdavimas skrieja į baudos aikštelę. Ir vėl greita tranzicija. Ema Kriaučiūnaitė jos smaigalyje, 1 prieš 3 varžoves. Čia maudo savo oponentę. O pirmosios, čia korpusu blokuojasi kamuolį ir puikiai apsisuka Sandra Olamide, jos reidas. Išgraibstyti seniausiai. Laukiama anšlago, laukiama galbūt ir 15 000 sirgalių, spurda kamuolys jau vartų tinkle. Kina Vilnietės Grace Kitty-Madden. Tinta kova dėl aukšto perdavimo. Toks ir seka ir smūgis į vartus. Šiandien moterų A lygoje vyksta dar 2 susitikimai. Jos šiek tiek vėliau. Užimta antroji vieta savo atrankos grupėje. Šiaulioj Sandra Martinavičiūtė, 39 numerį pažymėtais marškiniais, rodo rankų gestu, kur adresuos kamuolį ir smūgis į vartus! Smūgis į tolimąjį viršutinį vartų kampą ir čia jau jokių šansų Ema Daujotė neturėjo. Labai svarbu įvartį praėjusiame ture, pergalingą smūgį jie atliko, čia turi šansų. Vienu maču mažiau žaidusi, čia klysta. Čia smūgį. Kamuolį žaidžia Hegelman dešinioji gynėja. Na, bet Maja Musoskaja kiek erdvės dabar čia turi ir vėl dreba vartų konstrukcija. Tojimas jūsų ekranuose, dar gražiai ir kamuolį prasimetė, taip pat ir perdavimą atliko. Na, tikrai aštrumas iš jos perdavimas. Pakankamai stiprus būtų, vėlgi Kokikaitė perima kamuolį, jointi durų vienu lietimu, Sandra Olamide gali suplėšyti varžovių gynybą, tą ir daro nigerietė. Gynyboje, kalbant apie Kauno rajono komandą, vienas iš tokių, Virpstas, rajone ir Kaune, arba apylinkėse, Kriaučiūnaitės perdavimas. O čia puikiai pakabintas kamuolys į kairį kraštą, ten Penkauskaitė 1 prieš 1 apsižaidžia varžovę. Jos perdavimas. Sandra Olamide. Perdavimą Lazdauskaitė pasirenka perdavimą. Musoskaja skersuoja kamuolį baudos aikštelę. Kova antrajame aukšte. Lazdauskaitė smūgis. Ir Ema Daujotė. Rungtynės, bet vienerios iš jų sužaistos už antrąją Žalgirio programuojama komanda. Sandra Olamide, Braunas ir čia Lola. Jos kombinacija su Petkevičiūtė, Palis Jasaitis. Ir viskas, 2-0 Vilniaus MFA. Žalgiris MRU švenčia pergalę prieš Kauno rajono Hegelman ekipą.